Sveiki! Kad ir kiek bebūtų tos informacijos skleidžiama apie vantų paruošimus būdus, kiek klaidų būtų darodoma, bet vis tiek tas klausimas kažkaip iškyla ir iškyla. Kita vertus atsiranda vis nauji būdai, žmonės vis naujus būdus išbando tų vantų paruošimo. Ir šiandien mes vėl grįžtam prie tos temos ir išbandysim 4 būdus, kaip paruošti vantas. Pasižiūrėsim, kaip tos vantos atrodo po paruošimo ir galima bus išbandyti. Tai pirmas būdas. Tiesiog iš ryto užkūrėt pirtį, iškart pasiėmėt vantas, sumerkėt jas į šaltą vandenį ir vakare, jeigu planuojat vakare pirtį, jos turėtų būti paruoštos. Tai yra senas būdas, turbūt dažnas irgi iki dabar tą būdą naudoja. Kaip matot, 5 valandos šaltam vandenį, vanta yra pasiruošusi, galima būtų netgi ir tiesiog išbandyti. Nu, man tinkama. Ir pasižiūrėkit, kaip atrodo vandenukas. Vanduo ne arbata. Matosi, kad šaltam vandenį buvo kažkiek tai medžiagų naudingų perėjo šitą vandenį. Bet kadangi tai yra koncentruotas vanduo, mes jį puikiausiai galima panaudoti pilti akmenų. Kvepia. Antras būdas irgi senai žinomas. Paimti vantą, ateiti į pirtį ir užpilti, ką turit karščiausią. Vantą užpylėm, temperatūra turbūt 50 laipsnių buvo. Tas būdas, mano manimu, yra toks ekstremalus ir priklauso vantos mirkymas nuo to, koks karštis. Kuo karštesnis vanduo, tuo mažiau reikia mirkyti, kad pasižiūrėkit, kas nuo karto nepalikit, nepamirškit, nes tiesiog jeigu jūs užpilsit labai karšto vandeniu ir paliksit vantą ilgai, iš jos bus visiškas skuduras. Tai vad mes gal ištrauksim vantą kažkur po 15 minučių ir pasižiūrėsim, kaip jie atrodo, ir tada galėsim palikti dar 15 minučių ir ištrauksim, ir tada jūs pasižiūrėsit skirtumus, kaip keičiasi vanta ir koks vanduo lieka po tos vantos. Ir kasgi lieka iš tos vantos, vargšelės? Tai yra iš manęs po 15 minučių. Vanta yra minkšta, pakankamai minkšta. Vandenukas irgi nėra toks, kaip galime galvoti, kad bus visiška arbata. Taip kad kol kas tas būdas irgi pakankamai įmanomas ir mūsų senoliai pasirodo visai neblogai merkė tas vantas. Bet mes dabar dar ją palaikysim dar 15 minučių ir pasižiūrėsim, kas iš to išeis. Vantą palaikėm pusvalandį. Ir tai kaip atrodo vanta, pabuvusi pusę valandos, virš net galbūt šiek tiek daugiau negu pusę valandos karštam vandenį. Iš Giedriaus emocijų suprantu, kad jam ši vanta jau nebelabai patinka. Dėl keliaujam prie trečio vantos ruošimo būdo. Trečias būdas, kurį parodysiu, tai turbūt pats neseniai atsiradęs būdas, turbūt vienas iš mėgstamiausių tarp pirtininkų būdų, pakankamai irgi greitas. Paimam vantą tiesiog apšlakstom vandeniu. Galima šalto, galima šilto, bet ne karšto. Vantą dedam į maišą. Čia yra šiukšlių maišas. Esmė tame, kad mes dabar galima užrišti, galima tiesiog tai padėti. Svarbu, kad jinai dabar šiltas vanduo ir mes ją paliksim pirtyje. Ir tai paprastai užtenka vieno užėjimo, kažkur 15-20 minučių pabūt ir turėtų vanta būti pasiruošusi. Ir mano mėgstamiausias būdas, tai irgi pakankamai greitai paruošiama vanta. Nereikia jos perlaikyti tokiu būdu. Merksim kaip gėlę, kaip rožę kokią. Paimam bet kokį indą, kuris galima būtų pamerkti. Man geriausia kibiriukas. Tiesiog naudojam vandenį, kuris toksai pakankamai šiltas būtų, 38-40 laipsnių, ir ant viršaus pilam vandenį. Pripilam vandens, kad jinai daugmaž vanduo apsemtų kotą, ir visą tą indą su vanta arba keliom vantom gražiai uždengiam maišiuku, kad tiesiog sudarytų toks mikroklimatas, šiltas vanduo garuoja į viršų, gaunasi toks, kaip prieš tai rodytam variantas su vanta maiše, plus dar per kotą vanta geria vandenį į vidų, taip kad jinai ir iš išorės ir iš vidaus gauna vandenį ir tokiu būdu pakankamai greitai ir pakankamai gerai pasiruošia. Galit išbandyti. Vantos ruošiamos, paliekat kažkur tai 2 valandom. Aš paprastai tai darau prieš važiuodamas į pirtį. Paskui tiesiog galima išimti ir tam pačiam maiše vežtis vantas. Tai labai patogu. Geras būdas. Manęs taip dar niekas neruošia. Nebuvau net girdėjusi. Matys per tuos lapus. Na ką, atėjo laikas testai. Pažiūrėsim, kaip atrodo mūsų vantos.
Pradėsim nuo pirmo varianto. Šaltas vanduo. Antras variantas – daug karšto vandens. Trečias variantas – maišas. Ir ketvirtas variantas – pirmas būdas. Vantą laikyti apie 5 valandas šaltam vandenį. Turbūt patys puikiai matot, kad kai kurie lapeliai yra žalesni, kiti nežalesni. Tai rodo, kad kai kas persigeria, kai kas nepersigeria. Bet vėlgi, kvapas pakankamai geras, jis nėra išaiškingas, kadangi jinai šaltam vandeniu buvo, bet kai ateisim į pirtį, manau, jinai prasiskleis tą kvapą. Lapukai pakankamai standus. Puikiai. Vanojimai puikiai tinka. Trinimai irgi visiškai gerai. Sakykim, dar turėkite omeny, kad vis tiek vanojimo metu jinai karštam gare dar labiau užsileis ir, manau, tikrai puikus, geras variantas. Tas senas būdas nenuvylė. Antras variantas, pats archaiškiausias ir seniausias, kuo daugiau karšto vandens. Turbūt vaizdas viską pasako. Vanta, kurią galima gręžti iš esmės. Tiesiog kiek persigarius, skudurėlis, aš nežinau, save vanot gal būtų ir nieko. Nes atminkim, iš ko tas būdas atsirado. Kaip jisai atsirado? Jis atsirado dėl to, kad iš esmės žmonės anksčiau save vanodavo, o kitas dalykas, jie norėdavo prausti šitą vantą. Tai trinimam tai yra labai puikiai, fantastiška vanta. Jeigu jūs dar pamirkytumėte ją karšto vandeniu, kurioje išsiskleidė saponinai, kaip matėt, kaip atrodo tas vanduo, kuriame mirko šitą vantą karštai, tiesiog yra puikiai kempinė ir puikus būdas nusiprausti. Toks būdas yra įmanomas, bet jis yra, sakyčiau, nevanojimai. Iš bėdos save pasivanot, taip, bet kitą vanot. Praustis, trinti, prašau. Jūs patys matot. Kvapas, toks didžioji jo dalis, kadangi karštas vanduo išgaravo ir jo dar likę, bet. Trečias variantas, kuris dabar ir populiarus tarp pirtininkų. Turbūt atkreipėt pirmą dėmesį, kad spalva yra pasikeitusi, ką aš ir prieš tai kalbėjau, kad dažnai spalva nuo to šutinimo pasikeičia. Patys lapukai nėra permėkę kaip čia, jie pakankamai geri, vanojimas puikiausiai galimas, trinimas irgi galimas, taip kad kaip ir vanta yra paruošta, kvapas man kažkaip nelabai. Ar čia dėl to, kad turėjo kažkoks nuo maišo kažkokie likučiai ar kas, bet ir spalva man nepatinka. Bet, tai yra variantas, kuris galit naudoti, nes jisai, tai kaip ir tinkamas, jūs matot. Ketvirtas, paskutinis variantas, pabuvo ne per ilgiausia, kažkur iki valandos. Kvapas geriausias. Nepagalvoti geriu savo metodą, bet iš tikrųjų, kadangi jinai nebuvo mirkyta vandenį, bet jinai buvo, reiškis, kaip gėlė pamerkta, tai užtat matytas kvapas ir liko ir buvo tokia. Puikiausiai galima vanot, trinimui irgi puikiausiai tinka, spalva matot irgi viskas tvarkoja, taip kad puikus irgi būdas pasiruošti vantą ir ją naudoti. Matot visus 4 būdus, matot kaip atrodo vantos, galite įsirinkti pagal tai, kaip jūs jas norit ruošitės panaudoti. Atkreipti dėmesį irgi, kad vantos nėra pačios geriausios kokybės, jos pirktos paprastai, nes tikslas buvo iš esmės parodyti jums ne kokybę vantų, bet parodyti, kaip atrodo vantos po mirkymo. Mano favoritai – šaltas vanduo ir mano būdas su pamirkimu į vandenį. Jūs turit savo, kiekvienas aišku turi savo, taip kad naudokitės informaciją ir eikite pirti.